Aš Edvinas. Šiandien pristatysiu Jums eksperimentą vaikščiojančios spalvos. Šiam eksperimentui mums prireiks mėsinių dažų, stiklinių, vandens, popierinių rankšluosčių ir šiaudelių. Dabar į stiklines pilame vandenį. Dabar dedame mėsinių dažų. Mėlyną. Ir žalia. Po to viską išmaišome. Imame stiklines su paprastu vandeniu ir dedam tarp stiklinių. Dabar pralankstom gražiai popierį. Ir tada šitas vanduo, baltas vanduo, turi nusidažyti. Dabar imame servetėles ir dedame į stiklines. Šitas baltas vanduo turi nusidažyti kitą spalvą. Pasižiūrėkime, koks rezultatas po 3 valandų. Ogi, nusidažė tik mėlyna spalva. Štai tokie eksperimento rezultatai. Iš mėlynos spalvos ir raudonos spalvos gavome violetinę spalvą. O iš raudonos ir žalios spalvos gavome ryškiai oranžinę spalvą. Štai tokie rezultatai.